Sveiki. Turbūt mane matėte teniso aikštelėje, esu Jonas Lapinskas ir žaidžiu tenisą, taip pat padelį, kitus sportus labai mėgstu. Tačiau aš esu ir dietistas ir šiandien mes pakalbėsime viena labai, sakyčiau, svarbia tema apie tai, kaip maitinti sportuojantiem. Duosiu rekomendacijas ir manau, kad būsiu naudingas jums. Jeigu kils kažkokių klausimų ir pamatysite mane teniso aikštelėje, mielai prieikite ir pasikalbėsime apie tai. Paskutinius 14 metų domiuosi sveikata ir ypatingai kaip maistas ir maisto medžiagos įtakoja sveikatai. Dirbu kraujotakos ligų ir onkologijos klinikoje Angion, taip pat grožio ir odontologijos klinikoje ir padedam žmonėm sveikatintis ir palaikyti sveiką formą. Na ir pagrindiniai, aišku, maitinimosi tikslai yra subalansuota mityba ir jos poveikis žmogui, ypatingai jeigu šiandien kalbam apie sportuojantį žmogų, tai labai svarbu, kad mes galėtumėm siekti geriausių fizinių rezultatų, kad mes turėtumėm pakankamai ištvermės, pakankamai jėgų, kad mums po fizinio krūvio atsistatytų organizmas greitai, kad mes jaustumėmės lengvai, energingi ir norėtumėm vėl rytoj ir poryt sportuoti. Taip, kad mes siekiame, aišku, ilgalaikės sveikatos, taip, kad tai gali sukurti mums maistas. Na ir taip pat pradėjus sportuoti dėl padidėjusios energijos kiekio mums reikia ir papildomų maistinių medžiagų. Dėl to būtina pritaikyti tą mitybą taip, kad jinai būtų visavertė, kad atitiktų mūsų fiziologijos poreikius, kad atitiktų mūsų fizinio aktyvumo poreikius ir mes jaustumėmės gerai. Tačiau ar taip yra iš tiesų? Visgi galbūt kiekvienas iš mūsų mes pasirenkam ir itin perdirbto maisto produktus. Ir apie tai turėtumėm taip pat kalbėti. Nes su jais mes galim gauti kalorijas, su jais mes galim gauti baltymų, tam tikrų greitųjų angliavandenių kiekį. Tačiau visos šitos kalorijos ir greitieji angliavandeniai tikrai mums neįnauda visiškai. Ir pagal tyrimų duomenis rodo, kad lietuviai 26% išleidžia itin perdirbtą maistui. Ir visas pasaulis nukeliavo link to, kad mes valgom vis daugiau ir daugiau šito greitai paruošto, skaniai atrodančio maisto. Jisai tikrai galbūt mums bus skanesnis negu kitas, nes jisai pridėta įvairiausių maisto priedų, maisto įvairiausių komponentų, kurie praturtina tą maistą. Tačiau jie iš tiesų mums nėra labai aktualūs ir labai reikalingi. Tai tiesiog tam, kad pagyvintų maistą, kad mes norėtumėm jį valgyti, kad jisai mums būtų skanus. Bet maistinė vertė jisai labai prastas iš ties. Ir kartu su šitu maistu mes gaunam perdegintų cukrų, perdegintų riebalų. Mes gaunam didesnius kalorijus kiekius, cukraus kiekius, kur paskui kalorijų perviršimas kaupiasi mums ir mes turime viršsvorio arba nutukimo problemų. Bet tai dar ne viskas. Šituose maisto produktuose yra visa gausa tikrai priedų, kurių mums tikrai nereikėtų valgyti. Tai yra visokie skonio stiprikliai, tirštikliai, drėkikliai, spalvą suteikiančios medžiagos, kurias mes įprastai savo virtuvėje nedėtumėm į maisto produktus. Ir aš sakyčiau, tai galėtumėm išvengti, jeigu vis daugiau ir daugiau gamintumėmės maisto namuose patys. Mažiau rinktumėmės pusfabrikačių. Na ir antra didžiausia problema tai, kad visgi žemė yra nualinta ir žemės nualinimas privedė to, kad sumažėjo mikronutrientų, mikroelementų tam tikrų kiekių, kaip antioksidantai, polifenoliai, kalcis, geležis, natris, magnis, cinkas ir kiti. Ir tai buvo didžiulė studija, 3 metų studija, kur 300 ūkių pasaulyje tyrė ir ištyrė, kad šiandien dienai nuo kelių iki 14 kartų sumažėjo veiklių medžiagų, mikromedžiagų kiekiai. Ir tai yra labai labai blogai. Nes atrodytų, mes valgom galbūt ir tinkamai, daug augalinio maisto, nueinam į parduotuvę, prasidedam savo pusę krepšelio, galbūt augalinio maisto, daržovių, vaisių ir panašiai, tačiau juose yra sumažėjęs maistinių medžiagų kiekis. Ir tai yra bėda, nes žemės nualinimas privedė prie to, kad mes šiandien skurdesnį maistą valgom. Ir gaunasi toksai užburtas ratas. Mes valgom daug kalorijų turinti maistą ir skurdų mikromedžiagų turinti maistą. Ir viso to gali būti trūkumas. Ir ypatingai, jeigu mes daug fiziškai sportuojam, mes galim turėti daug rimtų žalų savo. Pakalbėsime apie tai, kaip jų išvengti. Na, visų pirma, kokios pagrindinės mitybos ir gyvenimo būdo problemos.
Kaip ir minėjau, su tuo maistu, kurį šiandienai mes valgom, mes iš tiesų gaunam per didelius kiekius riebalų, vadinamų omega 6 grupės. Tai yra nepakeičiamosios medžiagos, tiek omega 6, tiek omega 3 riebalų grupės, jos yra nepakeičiamos, jos labai svarbios. Ir mes jas turim gauti arba su maistu, arba su papildais. Skirtumas tik tai toksai, kad omega 6 riebalų rūgščių grupė dalyvauja uždegimo reakcijose. Taip, organizmas ginasi trumpuoju periodu, tačiau kai jų mes gauname su maistu per daug, prasideda lėtinis uždegiminės procesas, kurio neįmanoma sustabdyti, tik subalansavus kitą grupę riebalų, padidinus jų kiekį, tai yra omega 3 riebalų rūgščių grupė. Ir jeigu santykis tarp šitų omega 6 ir omega 3 riebalų rūgščių grupės yra geras, mažiau negu 3:1 santykis, mes esame saugioje zonoje. Tačiau jeigu riebalų rūgščių santykis yra didesnis negu 3:1, mes pereiname į pavojaus zoną, kur prasideda lėtinių uždegimų procesų vystymasis. Ir tai yra labai svarbu prisižiūrėti visą gyvenimą. Antra didžioji bėda šių laikų mityboje ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje, mes suvalgom per mažai augalinio maisto. Mes suvalgom per mažai pilno grūdo duonos gaminių, mes per mažai suvalgome ankštinių daržovių, mes per mažai suvalgome daržovių apskritai, vaisių, sėklų, uogų, kuriuose yra gausų skaidulinių medžiagų. Ir su šita problema atsirado didžiulės bėdos pas žmogų su žarnyno veikla. Nes prebiotinės skaidulos tai yra tos maistinės medžiagos, kurios ypatingai svarbios mūsų gerosiom bakterijom, gyvenančiom žarnyne ir sukuriančiom labai svarbų vaidmenį imuniniai sistemai, medžiagų įsisavinimui, odos būklei, mūsų nuotaikom, mūsų dėmesio ir koncentravimo. Tai yra ypatingai svarbios medžiagos, kurių šiandienai mes suvalgom tik pusę reikiamo kiekio. Dėl to labai svarbu padidinti tą kiekį. Na, mikroelementų trūkumas. Kaip ir minėjau, žemės nualinimas, nepakankamas to augalinio maisto vartojimas privedė prie vadinamo tokio B tipo badavimo. Kai kalorijų mes gaunam, o maistinių medžiagų trūksta. Tokiu būdu mūsų organizmas išsenka. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, dar labai aktyviai sportuojam 4-5 kartus per savaitę, mes išprakaituojam tų maistinių medžiagų. Mūsų organizmas funkcijom sunaudoja tas mikromedžiagas ir mums reikia jas papildyti. Dėl to būtinai reikia prisižiūrėti savo mikroelementų davinuką kiekvienai dienai, kad mes galėtum jį praturtinti ir tokiu būdu sustabdyti tą trūkumą. Nes mikroelementų trūkumas ypatingai svarbus viskam. Raumenų veiklai, kaulų kokybei, smegenų veiklai, kraujotakai, imuniniai sistemai. Tiesiog yra visa gausa, galbūt vėliau pakalbėsime ir apie šitas medžiagas truputėlį nuodugniau, ko reikia sportuojant. Taip pat dėl to perdirbto maisto, per didelio kalorijų kiekio ir fizinio aktyvumo trūkumo mes susiduriam su viršsvorio ir nutukimo problemom. Na ir kai yra viršsvoris arba nutukimas, tada dar mažiau norisi sportuoti, dar mažiau norisi judėti ir susikuria toks užburtas ratas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad fiziškai judant, sportuojant, ypač žaidžiant tenisą ar kitus sportus, mes galime judėti ir mes galime sunaudoti tas kalorijų perteklių. Tai tikrai labai kviečiu atsakingai rinktis tą itin perdirbtą maistą, jį rinktis kuo rečiau, galbūt, kad jis būtų tik tai ten kartą per mėnesį, ten kartą galbūt per porą savaičių, bet tikrai ne kiekvieną dieną ir ne kiekvieną dieną po kelis kartus. Penktoji problema didžiausia tai yra miego ir poilsio trūkumas. Vis daugiau dėl to perdirbto maisto, vis daugiau dėl to įtampos ir streso mes prastai išsimiegam ir su miego trūkumu, su energijos trūkumu visiems visuomeniai susidaro tokios problemos, kad kenčia mūsų kognityvinės funkcijos. Dėmesys, koncentracija, nuotaika, energija. Ir kaipgi galim gerai jaustis, jeigu mes prastai išsimiegam. Tai yra labai svarbus šių laikų pasikeitimas, nes visgi tas ypatingai didžiulis tempas, ypatingai didžiuliai informacijos srautai, kuriuos mes gaunam naudodami mobilius telefonus, kompiuterius, žinias, išvargina mūsų smegenis ir jos tiesiog tampa netokios atsparios kaip anksčiau. Ir dar tas miego trūkumas vėliau, kai mums toks didžiulis srautas
minčių verpetai sukasi, mums sunku užmigti, o jeigu atsikeliam naktį, pradedam galvoti apie įvairias rūpesčius, įvairius stresą ir tokiu būdu, mūsų organizmas taip pat kenčia, išeikvojamas jisai yra žymiai greičiau negu kad pailsėjus. Tai tiesiog reikia nepamiršti, kad fizinis aktyvumas taip pat prisideda prie streso mažinimo, fizinis aktyvumas prisideda prie dėmesio koncentravimo į kitą veiklą, atitolina nuo mūsų rūpesčių, gerėja mūsų miegas pasportavus, gerėja mūsų nuotaika pasportavus, gauname daugiau deguonies, geresnė nuotaika, taip kad skatinu kuo daugiau užsiimti fiziškai. Kaip ir visi dietologai ir dietistai šiais laikais kalba apie tai, kad kokia geriausia mityba, kogi reikia sportuojančiam. Tai visų pirma, viena iš geriausių Viduržemio jūros mityba. Tai reiškia, kad tose šalyse žmonės vis daugiau iš tikrųjų renkasi tokio maisto raciono, kuris yra vienas iš sveikatinančių racionų mūsų planetoje. Taip. Tačiau reikia nepamiršti, kad tame racione vyrauja visa grupė maistinių medžiagų. Ir galite pasakyti, man sunku nuvykti į Viduržemio jūrą ir maitintis taip, kaip jie valgo, nes aš gyvenu Lietuvoje. Iš tikrųjų taip, tačiau mes ir čia turime pakankamai tų tinkamų maistinių medžiagų, kuriomis mes galime priartėti prie Viduržemio jūros mitybos. Jeigu trūksta kažkurių tai maistinių medžiagų, mes būtinai jas turėtumėm praturtinti ir papildyti savo mitybos racioną. Kas tai yra? Tai visų pirma, prebiotinės skaidulos. Tos skaidulos, kurios reguliuoja cukraus lygį, tos skaidulos, kurios reguliuoja cholesterolį, tos skaidulos, kurios gerina žarnyno funkcijas, tos skaidulos, kurios pamaitina gerasias bakterijos, jų kiekis daugėja, prisideda prie uždegiminių procesų mažinimo, prisideda prie geros savijautos, geros nuotaikos. Ir iš tikrųjų mažai mes naudojam ir mums reikia nepamiršti, kad vis daugiau ir daugiau reikėtų mums iš tiesų jų naudoti. Gerieji riebalai. Kurgi jie yra? Riešutai, alyvuogės, alyvuogių aliejų, žuvis. Tai yra tie resursai gerųjų riebalų, kurie ypatingai prisideda prie uždegimo mažinimo, gerina kraujotaką. Kiekvienas mes suprantam, kad jeigu sveika širdis, gera kraujotaka, mes jausimės energingesni, mūsų kūnas bus aprūpintas tomis medžiagomis, kuriomis mes suvalgom, nes kraujo pagalba bus išnešiotas į visus mūsų organus, mūsų visus audinius ir mes jausimės žymiai geriau. Taip pat toje Viduržemio jūros mityboje vyrauja didžiulė gama antioksidantų, didžiulė gama vitaminų ir mineralų. Tai yra sėklos, tai yra riešutai, tai yra vaisiai, tai yra daržovės, tai yra arbatos, tai yra prieskoniai. Ir visa ta gausa turėtų ir vyrauti mūsų kiekvienos dienos maitinimėsi. Vis daugiau ir daugiau turėtumėm pamastyti, kokių vaisių, kokių daržovių, kokių uogų, kokių sėklų, kokių grūdų mes arbatų, prieskonių galėtumėm kiekvieną dieną naudoti truputėlį daugiau negu vakar, kad mes prisidėtumėm prie savo sveikatos. O visa tai tiesiog įtakoja, mažina uždegiminius procesus, stiprina imuninę sistemą, prisideda prie oksidavimosi proceso stabdymo, kuris beje vyrauja ir sportuojant. Ir kuo labiau mes sportuojam, tuo mums labiau reikia šitų mikromedžiagų, antioksidantų, polifenolių. Ir kaip visą tai paskaičiuoti ir kiek mums iš tiesų reikia? Vidutiniškai sportuojančiam žmogui mums reikia truputėlį daugiau, apie 20-30% daugiau kalorijų. Todėl tai svarbu yra žinoti ir pasiskaičiuoti. Ir preliminariai, jeigu sportuojama 1-2 kartus per savaitę, tai mes tiesiog turėtume maitintis taip, kaip maitinamės kiekvieną dieną. Tačiau jeigu mes sportuojame 4 kartus, 5 kartus arba 6 kartus per savaitę, jau reikėtų pagal kiekvieno asmeninį fizinį intensyvumą, aktyvumą paskaičiuoti tinkamai kalorijų kiekius. Vidutiniškai nedaug sportuojančiam, 1-kelis kartus per savaitę sportuojančiam užtektų apie 30-35 kilokalorijos kilogramui. Kas sudarytų taip maždaug 60 kilogramų sveriančiam žmogui apie 2000 kalorijų vidutiniškai, taip 2000-2200. Jeigu mes sportuotumėm kiekvieną dieną, ten jau prasideda 3-4
4000, kartais netgi siekia iki 7000 kalorijų, priklausomai, aišku, nuo to fizinio aktyvumo. Tačiau aš manau, kad mes esame toje grupėje, kur žaidžiame tenisą, kur sportuojame taip individualiai. Aišku, kiekvienas individualiai ir kiekvieno tie poreikiai individualūs, tačiau vidutiniškai mes turėtumėm suvartoti apie, jeigu 2-3 kartus per savaitę žaidžiame tenisą ir sportuojame, tai turėtumėm apie 35 iki 40 kalorijų kilogramui kūno masės sunaudoti. Toks maždaug būtų poreikis. Na, dabar jeigu einame tiksliau, kokie pagrindiniai šaltiniai turėtų būti to maisto. Tai visų pirma, angliavandeniai. Angliavandeniai yra pagrindinis energijos šaltinis. Ne baltymai, kaip dažnai kartais galvojama, ne ten dar kitos medžiagos, o būtent angliavandeniai. Ir mums angliavandenių būtinai reikia, nes pagrindinė energija mes gaunam iš angliavandenių. Ir jeigu mes nevartosime angliavandenių, jeigu mes vartosime jų per mažai, mes neturėsime energijos, mes neturėsime jėgų sportuoti. O angliavandeniai, jie labai greitai virsta gliukozę, tuo sukuria mums ištvermę, energijos kiekį. Ir rekomenduojama sportuojant apie 50-60 kalorijų gauti būtent iš angliavandenių. Ir pagrindiniai angliavandenių šaltiniai, aišku, tai turėtų būti tikrai neperdirbti maisto produktai, tikrai nepridėtinio cukraus turintys produktai, kurie duoda kalorijų. Mes turėtumėm naudotis tais šaltiniais, kurie atneša pilnaverčių, to vadinamo ilgos grandinės angliavandenių. Tai yra pilnaverčiai grūdai, avižų dribsniai, grikiai, vaisiai, daržovės, sėklos, uogos, kuriuose mes gausime ne tik tai tų angliavandenių, bet taip pat gausime ir tų mikromedžiagų, kurios labai svarbios mūsų atsistatymui, raumenų veiklai, mūsų energijai ir daugeliu kitų funkcijų, kurios labai svarbios. Taip kad angliavandeniai vienas iš pagrindinių maistų ir jie turėtų sudaryti virš pusės mūsų maisto racionų. Antra grupė maistinių medžiagų, tai tų pagrindinių, tai yra baltymai. Ir baltymai yra reikalingi mūsų atsistatymui ir energijos kiekiui. Po to, kai mes fiziškai daug pasportuojam, mums reikalingi baltymai tam, kad raumuo galėtų atsistatyti, nes fizinio aktyvumo metu įvyksta mikro pažeidimai raumenų, tam, kad raumenynas būtų atstatytas, mums būtinai reikia pasportavus gauti baltymų dozes. Ir sakoma taip, 1-2 valandų bėgyje būtinai reikia gauti baltymų. Ir vidutiniškai sportuojant, mums reikėtų iki 2 gramų baltymų gauti kilogramo kūno masei. Tai jeigu 60 kg žmogus, tai apie 120 gramų baltymų mes turėtumėm gauti kiekvieną dieną tam, kad mes atstatytumėm savo tą sunaudotus resursus ir gautumėm pakankamai energijos ir pakankamai raumenų atsistatymui tų maistinių medžiagų, kurios būtent reikalingos. Dabar kalbam apie baltymus. Kurgi mes galim gauti tos baltymus ir kurgi jie yra? Visų pirma, rekomenduojama yra liesesnės mėsos produktai, ne riebios mėsos, o būtent liesesnės. Tai yra vištiena, kalakutiena, tai yra krūtinėlė, tai galėtų būti kumpis, tai galėtų būti be odos gaminiai, be riebumo gaminiai, kur mes galėtumėm gauti teisingus taip pat ir baltymus. Tie, kas nevartojate mėsos, aišku, geriausia alternatyva tai yra žuvies riebalai, nes jie vieni iš geriausių įsisavina, lengviausiai įsisavina baltymų. Ir jeigu jūs rinksitės jūrinę žuvį, taip pat gausite ir omega-3 riebalų rūgščių, kurios labai svarbios ir uždegiminių procesų mažinimui. Dar viena grupė baltymų, tai yra ankštiniai augalai, pupelės, lęšiai, sojos, grikiai, avižos, kuriuose taip pat gausite be baltymų, bet dar ir skaidulinių medžiagų. Ir taip pat tai gali būti ir sėklos įvairios, bolivinė balanda, čija ir kitos, kurios taip pat turės baltymų šaltinių. Na ir vieni iš geriausiai pilnaverčiai baltymai, kurie lengviausiai įsisavina, taip pat yra kiaušinių baltymai ir pieno baltymai. Na, su pieno baltymais turbūt kai kuriem kyla abejonės, ne visi gali valgyti pieno baltymų, tačiau šiandien dienai jau parduotuvėse yra, pavyzdžiui, A2 pienas, kuriame nėra A1 kazeino, tai tokio baltymo, kuris nesukelia alergijos. Nes būtent alergijas
sukelia A1 kazeino baltymas. Tai vat A2 pieno baltymai, be to alergiją sukuriančio baltymo yra puikia alternatyva. Taip pat svarbu tai, kad kartu su pieno produktais mes gaunam ir kalcio pakankamą kiekį kaulų vystymuisi, kaulų stiprumui, kas yra, sakyčiau, labai labai svarbu. Taip kad jeigu jūs netoleruojate pieno dėl to, kad vyksta kažkokios tai blogi simptomai, blogi reiškiniai, siūlyčiau rinktis be laktozės pieną ir siūlyčiau rinktis be kazeino A1 baltymo esantį pieną, vadinamą A2. Na ir kokiegi riebalai? Riebalai, aišku, turėtų būti tie tinkamiausi riebalai, nes jie labai svarbus hormonų veiklai, ląstelių funkcijom, uždegimo mažinimam poveikiui. Ir riebalų suvartojimas maždaug 30% kiekvieną dieną. Reikėtų labiau rinktis tuos maisto produktus, kuriuose yra gerųjų vadinamų riebalų, tai yra omega-9 riebalų rūgštys, kurios yra alyvuogių aliejuose, riešutuose ir sėklose, avokaduose, taip pat omega-3 riebalų rūgščių, kurios yra jūrinėse produktuose, jūros dumbliuose, lašišoje, skumbrėje, silkėje, tuose riebiuose jūrinėse žuvise, taip pat graikiškose riešutuose, sėklose, truputėlį taip pat yra uogose, tose sėklytėse, kurios yra uogose, taip pat yra omega-3 riebalų rūgštys. Linų, kanapių sėklose taip pat. Taip, kad toks racionas galėtų būti tikrai puikus, praturtinantis jūsų gerą, tinkamą mitybą sportavimo metu. Na ir ypatingai didžiulį vaidmenį turi mūsų vanduo, tą, kurį mes geriam. Ir kartais, tačiau matau, kad žmonės nepakankamai geria vandens sportuodami. Ir reguliariai mums reikia vidutiniškai apie 30 ml vienam kilogramų kūno masiai arba 10 mililitrų skaičiuojant pagal kalorijų suvartojimą, vidutiniškai 8 stiklinės vandens kiekvieną dieną, ir su kiekviena treniruotė mes turėtumėm papildomai vartoti dar vandens. Ir vidutiniškai taip yra paskaičiuota, kad apie 1 valandą treniruotės mes turėtumėm išgerti maždaug, aišku, priklausomai nuo intensyvumo, bet maždaug 1 litrą papildomai vandens. Tai vandenį geriausia gerti reguliariai, tam, kad mes būtume gerai hidratuoti, gerti kas 15 minučių, kas 20 minučių gurkšneliais. Jeigu mes žaidžiame tenisą, tada pertraukėlių metu, tarp setų pasikeitimų, tarp geimų išgerti būtinai vandens. Ir reikia nepamiršti, kad po treniruotės, kadangi mes fiziškai daug sportavom, mums reikia atstatyti tuos elektrolitų kiekius. Tai galima juos iš karto turėti gertuvėje, su vandeniu sumaišytus, galima vėliau po treniruotės 1 kartą dienoje išgerti, tačiau jie yra labai svarbus. Natris, kalis, magnis, tai pagrindiniai makromedžiagos, bet taip pat galima įdėti ir papildomai didesnį kiekį medžiagų, tokių kaip yra spirulinos koncentratai, yra įvairūs kiti mikroelementų, tokie gėrimai arba tiesiog atskirai papildai, kuriuos mes galime papildomai naudoti. Ir dienos bėgyje siūlyčiau tikrai įterpti savo mitybos racioną, nes jie labai svarbus. Na ir taip pat turi didžiulį vaidmenį ir kad gerai jaustumėmės ir valgymo režimas. Svarbu, kad mes tinkamai maitintumėmės, kad maždaug 4-5 kartus per dieną skirtumėm maistui prieš treniruotę, būtinai po treniruotės. Nes jeigu nepavalgysim prieš treniruotę, mes jausimės labai silpni. Bet jeigu mes per daug prisivalgysim, per daug sunkaus maisto, per daug baltyminio maisto prieš treniruotę arba riebaus maisto prieš treniruotę, mes jausimės pavargę, sunkus, lėti, nenorėsime sportuoti. Dėl to labai svarbu, kad maždaug 1,5–2 valandas iki treniruotės mes valgytumėm daugiau angliavandenių turinčio maisto, lengvai virškinamą maistą ir šiek tiek baltymų. Ir vėliau po treniruotės per valandos bėgyje mes valgytumėm baltymų, mes valgytumėm angliavandenių ir mes tokiu būdu atstatytumėm savo tuos resursus, kuriuos sunaudojame sporto metu. Taip, kad rekomenduojama 5 valgymai, 3 pagrindiniai, tai yra pusryčiai, pietūs, vakarienė ir 2 lengvi užkandžiai prieš treniruotę ir po treniruotės. Ir yra įvairiausių pasiūlymų, įvairiausių receptų. Jeigu kažkam kils klausimų, patarimų, tai tikrai mielai padėsiu ir atsakysiu tuos klausimus.
Nors aišku, kad maistas yra pagrindinis šaltinis, tačiau reikia nepamiršti ir papildų. Visų pirma, tai yra atsistatymui raumenų masės, kreatinas, kolagenas, audinių atsistatymui, kremzlių atsistatymui. Vat kai kas, aš žinau, kad sportuojantiems skauda sąnarius, tai sakyčiau, vienas iš tokių pagrindinių yra kolagenas, kur atstato kremzlinį audinį ir mes galėtumėm pagalvoti, kur mes jį galėtumėm gauti. Tai arba papildų pagalba, arba papildomų maistinių medžiagų pagalba. Taip pat ypatingai svarbus kaulų sistemai, imuniniai sistemai, kalcio įsisavinimui yra vitaminas D. Vitamino D tikrai rekomenduojama naudoti, ypatingai mūsų šalyje gyvenant, tačiau reikia nepamiršti, kad vitaminą D reikia tiksliai žinoti, kiek jo naudoti. Nes vidutiniškai per parą reikia nuo 2 iki 4 tūkstančių tarptautinių vienetų, tačiau kiekvienas žmogus yra individualus. Ir reikia darytis kraujo tyrimus. Niekas kitas nepasakys, tik pasidarius kraujo tyrimą jūs galėsite sužinoti, kiek iš tikrųjų tų reikia vitamino D jūsų racione, kiek jums tikrai jo trūksta. Na, o jisai be galo svarbus tiek ir ištvermiai, jėgai, kaulų veiklai, imuniniai sistemai, nuotaikai, hormonų veiklai. Tai yra ypatingai svarbus vitaminas, kurio mums labai labai reikia. Ir labai svarbus dar vienas veiklioji medžiaga, tai yra omega-3 su polifenoliais. Tai yra žuvies taukai su polifenoliais. Ir pilnos vaistinės išties yra omega-3 žuvies taukų ir kiekvienas gamintojas giria vis geresnis ir geresnis už kitus. Tačiau reikia nepamiršti, kad omega-3 yra jūriniuose dumbliuose ir vėžiagyviai juos suvalgę, jų kūnus pereina ta veiklioji medžiaga. Mes, kai suvalgom žuvį, į mūsų kūnus pereina ta veiklioji medžiaga, jeigu žuvis buvo jūrinė. Tačiau išvalymo proceso metu omega-3 labai keičia savo struktūrą, nes išsivalymo proceso metu atsiskiria viena svarbi detalė. Tai yra apsauga. Omega-3 visą laiką augaluose yra apsaugota polifenoliais, antioksidantais. Ir mokslininkai pamatė, kad jeigu omega-3 yra kartu su antioksidantais polifenoliais, jos veikimo mechanizmas bus žymiai ilgesnis ir žymiai stipresnis. Ir oksidavimosi neįvyksta, kai mes prarijam tą produktą, nes oksidantų mes turim taip pat kūne daug. Veikia įvairūs fermentai, veikia deguonis ir panašiai. Tai pastebėta, kad omega-3 su polifenoliais sukuria puikų sprendimą, mažina uždegiminius procesus. Vidutiniškai sportuojančiam žmogui reikia apie 3 gramus per dieną suvartoti. Tačiau tai priklauso nuo kūno masės, nuo fizinio aktyvumo ir nuo trūkumo omega-3 riebalų rūgščių kiekvieno žmogaus individualiai. Taip, kad tai taip pat reikėtų daryti tyrimus ir sužinoti. Na ir dabar klausimas turbūt jums kyla, o tai kągi iš tikrųjų reikia ir kogi man iš tikrųjų reikia. Aš sakau taip. Visų pirma, nuskanuokite ir užpildykite sveikatos klausimyną. Aš esu padaręs sveikatos klausimyną, kur kiekvienam iš jūsų galėčiau suteikti nemokamą konsultaciją ir išaiškinti, ko tiksliai jums trūksta, ko tiksliai jums reikia, kokios jūsų asmeninės kažkokios bėdos sveikatos iššūkiai ir padėčiau parinkti tuos tinkamus sprendimus kiekvienam asmeniškai iš jūsų. Taip, kad ką reikėtų padaryti dabar, tai yra nuskenuoti, užvesti su mobiliu telefonu ant šitos skaidrės savo fotoaparato esančio mobiliam telefone ekranėlyje ir atsiras užrašas, kurį paspaudę jūs pakliusite tiesiai į sveikatos klausimyną, kuriame atsakę pačiam gale užpildykit savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, kad aš su jumis galėčiau susisiekti. Tokiu būdu jūs galėsite gauti mano nemokamą rekomendaciją ir galėsiu jums padėti išspręsti jums rūpimus klausimus. Tai čia yra pirmas. Antra rekomendacija. Nereikia spėlioti, ko jums reikia, ko jums nereikia. Šiandien dienai yra labai tikslus kraujo tyrimai, kuriais remiantis mes galim jums pasakyti, ar jums trūksta ar ne. Aš asmeniškai dirbu su Vitas Analytical Service esančia Norvegų laboratorija, į kurią turiu galimybę nusiųsti kraujo mėginuką, tai yra vitamino D tyrimą, sužinoti tiksliai vitamino D lygį. Šitą tyrimą galima pasiimti kiekvienas asmeniškai pasidaryti namuose, galite kreiptis į kliniką, kurioje dirbu ir tenai padarysime. Taip, kad jūs galite nuspręsti, kur jums patogiau.
Ir be vitamino D yra ypatingai svarbus riebalų rūgščių kraujo tyrimas, parodantis omega-6, omega-3 riebalų rūgščių santykius, parodantis, kokių riebalų jūs vartojate per paskutinius 4 mėnesius, parodys, ką jums reikia keisti mityboje, ką praturtinti, ką sumažinti. Taip pat riebalų rūgščių tyrimas, jisai rodo, ar vystosi lėtinis uždegiminis procesas. Kaip sakiau, jisai ypatingai svarbus, žinant, ar negrėsia mums, ar negrėsia kažkokia tai problema, kažkokia bėda. Taip pat riebalų rūgštys dalyvauja medžiagų apykaitoje ląstelėje. Jos parodo, ar mums medžiagos įsisavina tas, kurias mes suvalgom. Nes gali būti taip, kad vienas valgo ir naudoja papildus, gauna efektą, kitas valgo, tinkamai maitinasi, valgo papildus ir negauna jokio efekto. Tai įtakoja taip pat ir nuo ląstelės membranos pralaidumo. Taip, kad tai yra labai svarbus tyrimas, parodantis, ką jums iš tikrųjų reikia daryti. Ir trečias tyrimas, tai yra glikuoto hemoglobino tyrimas, kuris parodys, ar nėra perviršimo cukraus jūsų organizme per paskutinius 3 mėnesius. Tai yra glikuoto hemoglobino tyrimas, kuris parodo 3 mėnesių bėgyje esančias cukraus lygį jūsų organizme. Ir perviršimas gali grėsti antro tipo diabeto. Taip, kad tai yra ypatingai taip pat svarbus tyrimas, kuris gali prevenciškai jūs apsaugoti nuo grėsiančios kažkokios tai bėdos. Kaip sako gydytojai, tai diabetas yra patys didžiausi vartai į visas ligas. Taip, kad tai yra ypatingai svarbus, norint išvengti to diabeto, sakyčiau, labai svarbus tyrimas, kurį verta būtų pasidaryti. Ir mano asmeninė patirtis, turbūt matėte mane aikštelėje, daug bėgiojant, esant energingam, geros nuotaikos. Mano asmeninė patirtis tai, kad aš kiekvieną dieną praturtinu savo maistą tom maistinėm medžiagom, kurių man reikia. Visų pirma, ką aš naudoju? Aš naudoju omega-3 riebalų rūgštį su polifenoliais, palaiko širdies veiklą, funkciją smegenų, imuninę sistemą. Taip, kad tai yra tikrai labai svarbios riebalų rūgštys, kurių man reikia. Aš naudoju kapsulių formą, bet taip pat yra ir skysta forma, tai kiekvienas išsirenka turbūt, kokia jam labiau tinkama. Antra, ką aš naudoju, kiekvieną rytą papildomai išgeriu dar prebiotinių skaidulų. Nes aš žinau, kad savo darbe, savo mityboje, savo tempe, kurį aš gyvenu, aš tikrai nesuvalgysiu pakankamai kiekio maisto ir maistinių medžiagų. Tokiu būdu mano organizmas ilgainiui užseks, pradės sutrikti mano funkcijos, ypatingai žarnyno funkcijos. Ir prebiotinės skaidulos gerina visą žarnyno mikroflorą, gerina mūsų žarnyno funkcijas, taip kad vienas iš mano mylimiausių produktų, kur kiekvieną rytą aš išgeriu. Ir taip pat vitaminai, mineralai, antioksidantai, tai tie visi elektrolitai ir antioksidantai, kurių reikia sportuojantiem. Tai yra extendas, tai yra aš išgeriu kiekvieną dieną mikromedžiagų dozę, tam, kad galėčiau aprūpinti savo organizmą visom reikiamom medžiagom, kurių mano kūnui man reikia ir man su mityba aš jų negaunu pakankamo kiekio. Visos šitos medžiagos yra visiškai natūralios, tai yra paimtos iš maisto, tiesiog be kalorijų. Riebalų rūgštys turi kalorijų šiek tiek, nes tai yra riebalai, bet visos kitos yra be kalorijų. Ir dar kelios veikliosios medžiagos, kurios aš naudoju ypatingais atvejais. Viva, tai yra šafrano ekstraktas ir aš naudoju tada, kada žaidžiu varžybose, kada reikia varžytis ir stresas, nerimas, tas varžybinis toksai jaudulys mane taip pat įtakoja, tai aš išgeriu, sučiulpiu šafrano ekstrakto tabletėlę ir šafrano ekstraktas, jisai reguliuoja mūsų hormonus. Kai padidėja mūsų streso hormonai, kortizolis, sumažėja nuotaikos hormonai. Tai šafrano ekstraktas, jisai atstato tą geresnę savijautą, padidina tų serotonino, dopamino lygį, atstato į normą. Tokiu būdu mes jaučiamės geriau, mažiau stresuojam ir ypač tenise labai svarbu, kad tas judesys rankos būtų elastingas, toksai lengvas, greitas, tai šafranas būtent padeda man tai pasiekti. Ir dar vienas produktas ypatingai svarbus, kuris man labai patiko, aš jį dabar pradėjau visiškai neseniai naudoti, tai yra mėlynoji spirulina. Turbūt jūs teko girdėti apie žaliąją spiruliną, ypatingą mūsų žarnyno veiklai, imuniniai sistemai. Tai šita mėlynoji spirulina visiškai natūralus spirulinos produktas, tačiau jisai turi labai unikalią savybę. Visų pirma, jo sudėtis labai panaši į mūsų
į mūsų hemoglobino sudėtį. Jie turi labai panašią sandarą, turi ir magnio, turi ir geležies, taip kad su šitų produktų galima sureguliuoti geležies trūkumus, tačiau jisai turi labai svarbų vaidmenį oksidacijos procesam, jisai stabdo oksidavimosi procesus, na, o ypač sportuojant tai yra labai svarbu. Taip pat turi didžiulį poveikį imuniniai sistemai, aktyvuoja imuninių ląstelių dauginimąsi, aktyvumą, veikia prieš uždegimiškai, mažina uždegiminius procesus, tiek žarnyne, tiek ir mūsų organizme, turi teigiamą poveikį odai, turi teigiamą poveikį detoksikacijai, suriša toksinės medžiagas ir padeda išvesti, gerina kepenų veiklą, prisideda prie nuovargio ir energijos mažinimo. Pasirodo, jisai labiau aprūpina organizmą deguonimi ir kai mes jaučiamės pavargę, jau po darbo norisi niekur neiti, tai būtent šitas preparatas jisai aprūpina sportininkus taip pat ir deguonies pakankamų kiekių ir ypatingai pastebėta, kad gerėja ištvermė, gerėja fizinis aktyvumas, nes didėja deguonies kiekis. Ir dar vienas svarbus dalykas, fikocianinai padeda laktatus pašalinti iš organizmo. Fizinio aktyvumo metu, daug sportuojant, mūsų kūne susikaupia pieno rūgštys, vadinami laktatai. Bet būtent fikocianinai sugeba juos suskaidyti į cukrus, kurie paverčiami į energiją, tokiu būdu mes gaunam daugiau energijos ir taip pat jaučiamės labiau ištvermingi, geriau nusiteikę ir naujas produktas, kurį aš atradau savo gyvenime ir bandysiu jį taip pat ir naudoju. Na ir dėkoju, aišku, už dėmesį, už tai, kad jūs mane klausėt. Jeigu norite sužinoti truputėlį daugiau, mano paskaitų yra tikrai daug, galite vėlgi nusiskanuoti štai šitą QR kodą ir pakliūsite tiesiai į mano paskaitų visą ciklą, kur yra labai jų daug. Ir jeigu kils kažkokių asmeninių klausimų, mielai prašome kreiptis, matote mano kontaktinius duomenis. Taip kad ačiū labai visiems už dėmesį, už dalyvavimą šioje paskaitoje, už klausimąsi, na ir iki greitų susitikimų sporto aikštelėj. Iki greito.